raliui pasiruošimas, aišku, kaip visi gerai žinom, nevyksta mėnesį prieš, dažniausiai visi viską atlikinėja paskutinę savaitę, o gal ir naktį. Tai lygiai taip pat ir pas mus šiemet kol kas visos kortos neišdėliotos, tas seansas dar nesusidėjęs. Ir mes tikrai turim ką paveikti, kad startuoti ir pakankamai gerai pasiruošti. Svarbiausia, kad mes jau važiuojam 15 metų ir 15 metų važiuojam, turbūt, kad planas pasibandyti arba pasitreniruoti, turbūt, kad atrodytų kiek keistai ir pakankamai skambėtų naiviai. Tai aišku, jeigu bus galimybė važiuoti, tai norėtumėm pabandyti laimėtas lenktynės, kadangi yra vienintelės likę lenktynės Lietuvoje, kurių mes dar iki šiol nesame laimėję. Saugiai stebėti yra pagrindinis veiksnys lenktynėse. Ne tik tai stebėti, bet ir saugiai vairuoti, saugiai važiuoti, ne tik tai trasoje, bet ir už trasos ribų ir važiuojant iki lenktynių ir po lenktynių. Stebėkite, žiūrėkite ir grįžkite pas savo mylimasias tokie patys kaip važiuoti. Holstant Rally turėtų laimėti kaip ir visą laiką draugystę, kadangi visi lenktynininkai yra geri draugai, pažįstami ir tikrai vieni už kitus sergam, nepaisant to, kad esam stiprus ir aršūs konkurentai tarp savęs.